Sveiki, norėčiau pamokyti, kaip pasikeisti galinę žvaigždutę. Žvaigždutės būna dviejų tipų: užmaunamas žvaigždžių blokas arba užsukamas. Taigi jiem reikia dviejų skirtingų įrankių. Ši galvutė skirta užsukamam žvaigždžių blokui, ši skirta užmaunamam žvaigždžių blokui. Tam, kad nuimti užmaunamą žvaigždžių bloką, prireiks dar papildomai tokį įrankį. Be jo mes niekaip nenuimsime. Išsisukam greitveržlę, kad netrukdytų nuiminėti žvaigždutės. Statome įrankį ir su rakto pagalba tampriai nusukame. Štai, nusukame. Ant stebulės yra sriegis, dėl to suprantate, dėl ko vadinasi užsukamas žvaigždžių blokas, nes žvaigždutė sukasi ant stebulės. Norint uždėti naują žvaigždžių bloką ant stebulės, ant rato, svarbiausia yra pataikyti į sriegį. Kai tai padarote, labai lengvai viskas pasidaro. Lengvai užveršite, paskui jis užsiveš galutinai minant. Kitas būdas, kai žvaigždžių blokas yra užmaunamas, reikia naudoti šį spec įrankį, prilaikyti, kad neprasisuktų žvaigždutės. Mauname šitą įrankį. Ir atsukame žvaigždutės, atlaisviname. Ir žvaigždžių blokas nusimauna nuo ašies. Dabar matote, dėl ko vadinasi užmaunamas žvaigždžių blokas. Dedant atgal arba naują žvaigždžių bloką užmaunamą į vietą, reikia atkreipti dėmesį, kad yra maunasi į savo griovelius, bet vienas griovelis yra platesnis ir vienas dantukas yra siauresnis. Taip pat yra žvaigždžių blokas. Vienas yra platesnis, parodytas rodiklytė, ir tarpelis yra siauresnis. Reikia pataikyti rėmus į savo vietą. Ir užveržiame. Užsukus žvaigždutę, statome greitveržlę į vietą ir įsidedam ratą atgal į dviratį. Parenkam teisingą tamprumą greitveržlės. Užveržiame, sukabiname stabdžius, patikriname, kad viskas puikiai veiktų, pasiruošę važiuoti.